Ai, suradau kažkokį nukainuotą. Jau dabar vasara baigės, kažkoks body lotion, beach vibe. Tokis vasarinė kažkokia buvo, tipo losjoną. Body losjoną pasiėmiau. Per daug nebus, reikia drikinti, vada. Kas čia sakė, kad viena nereik valgyti daryti? Reikia dar ką reik daryti valgyti? Dar daugiau ko gero. Ane, Gausiai, einam valgyti. Gausiai ateikia koridorių, mama važiuoju pas Anukytę. Reikia uždaryti Gausiai čia į koridorių. Oriukau, tu eik į kambarį. Tu eik ten. Akšė, kom, Oriukau, einam. Gausiukau, tu eik į koridorių, aš negaliu tais palikti kambarį. Už 2 valandas pabūsi, mama grįš. Einam. Pagulėk čia, Pagulėk čia, Gausiukau, pagulėk, mama tai jau grįš. O, kaip gerai. Labas rytas, varom su Gausiu į mišką. Gausias pirmas šiandien pasiruošęs treniruotis su dešrom. Sėsk! Oriukas palauks. Ir pašalus. Gausai, sėdėk ramiai. Gausai, sėsk. Sėsk. Nu jo, ten aš esu susidėjus, išsimės žaislus. Ir atrada dabar, reikia išsikrautis. Palauk. Palauk. Lauk. Na, einam. Čia tau labiau patinka, ne? Gausiai. Sėd. Šaunuolis. Einam. Iš čia. Pašalus jau šįryt. Saulius dar nori kažkoks kanalizacijai sodybo kast. Vamzdį, sakau, niek tu nebekast. Reikia pailsėti, juk negal žmogus tik dirbt kaip koks robots ištisa. Reiks nuvažiuoti į tėviškį namą, aplankyti mamą, įkapsnėti. Gausiai, sit! Juk reikia ir atsipūsti, ar mes esam kokį robotą. Nu, o iš rytinimą tą. Einam. Tik ne robotą, tiesam. Lietuvė taip ir sutverti. Kaip kokie darbinė arklė. Aš nesuprantu, kodėl mes tokie esam. Nemokam atsipalaiduoti. Pažiūrėkite, koks ispanas. O nemoka ir barų sėdėti. Gausiai, sit. Op, šaunuolis. Na, einam gražiai. Na. O čia ir gerų kvapų. Susikroviau išmesti nykštukus. Kalėdinis tas dekoracijas, kur iš darbo buvo parsinešęs ir Gausias iš bagažinės išsitėmė nykštuką. Turėjau išsikrauti vėl tas tašys. Nu gal tau nykštuką išgelbėsim. Su Oriuku dabar nuvažiuosim išmesim. Su Gausiu negaliu nei šiukšlių išmesti. Gausiai!
Šiandien sušalė lapą. Tai toks garas, toks. Atrodo, kad sniega. Neįliniai sniega, tai lapą tokį šalti krenta. Šiandien pagalvojau, kaip ir sunkia žmogų išlikti stipriam. Ne fiziškai stipriam, aišku, ir fizinį sveikatą ir labai svarbi. Bet svarbiausia ir morališkai būti stipriam. Kaip reik visko, kaip reik niek nepaimti galvą, kaip reik neįsižeisti. Kada nori tavim kas nors įžeisti arba paprasčiausiai paskambin ir pradeda vadovauti žmonės. Aš neįsivaizduoju, kodėl žmonės kišasi kitų gyvenimą. Ei, Ori, kur tu eini? Einam. Kaip reik būti tokiam nepalaužiamam. Arba kad ir darbė, kad šnekėjo su vadove, kaip reikia išmokti reaguoti visko. Į kokius nors smulkmenus netgi. Arba šiaip į kokius nemalonums. Iš kur reikia pasisemti kantrybės, ypač mūsų darbė. Kartais atrodo, kad aš jau nebegalėsiu. Kad man kantrybė baigas. Ori, nebėk, sit, pailsėk, sit. Kartais atrodo, kad tai gyventojai senėja, atrodo, kaip tyčiais iš mūsų, ar iš tų slaugų, ar atrodo, kad они nori paskutinį, dar prieš iškeliaudami, dar ištraukti mums vis paskutinį jėgą. Kažkaip, nežinau, kaip išvampiruoti, bet čia jau, tas jau ir sen nežinau. Bet gal todėl žmonės, gal todėl kiti naudoja psichologus ir moka pinigus. Manau, kad ir daugam žymių žmonių ir gabių ir moka pinigus už psichologam, kad išsiaiškinti. Kad palengvintų kasdienybę. Turim tik džiaugtis. Aš filmuoju. Turim tik džiaugtis gyvenimu. Kaip sakau vyru, tu pažiūrėk, apsižvalgyk, kiek tu daug turi visko. Manam reik pailsėti irgi. Lėkim, Mariukau. Čia aš prisifilosofavau. Labai greitai gavau siuntinį iš Zalando. Užsisakiau striukį, matuojamės. Tokį dam spalvų. Bet kodėl ne, juodą turi. Dar šviesi turi, raudoną. Pasimatysim. Vaje, ar neišprotėjai, kokis rankovis. Kokis storom striukį, kur tu gali nuėti žmogus. Čia ne mašins nepavairuos. Iš tikrųjų, čia jau ir vis apkėbus plaukiukas. Ar dabar apkėba, ar ant tokį buvau. Negalėti apstaigiau užkėpti. Kažką pastebėjau, kad iš Zalando man vis mažiau ir mažiau pavyks kažko normalos parsisiųsti. Gal, kad nebūtum nors tos rankojas, kad būtų planesnis. Čia, kad ir storiau, dar nieko, bet ne. Pakojam staigiai atgal. Ne. Vakar prigrėbiau batus iš Sparšiopą. Ten ir pigesnė tik produkcija, bet batai ir gan geros kokybės. Kiek čia ir kainuoja 400 kronų, dabar 209. Vienu 20 eurų. Waterproof. Aš manau, kad visai palakstyti
Gal ir į mokyklą nuėti dar tiks. Ir čia tiek gal ne tiek. O gal ir visai neblogi iš tikrųjų. Ir su užtrauktuku iššilti. Tie didesni. 3,8. Easy. Easy peasy. Gal Saulis sugebės įkišti į savo rankinį bagažą. Įkišėm Sauliau, kad parvežtume nukiukams. Nordis čia mėgt. Čia gera Nordukova, ne? Antram aukštį ir gera ramė, šilta labai. Puikiai čia yra. Nunešė, vat gal išsiunčiau to baisulinį striukį didžiausią. Ir galvoju, iš Zelandų daugiau nebesisakysiu. Geriau nueisiu parduotuvę nusipirksiu. Važiuoju dabar pasiimt kavos aparatą. Dolce Gusto, vis tik aš negalbiu tos kavytės. Ir važiuoju. Gal nupirks kažko dar gražaus anukiukams, nes padariau Saulio priority, tai jums turės lagaminuką ir galės ko nors dar parvežti lauktuvį Lietuvą. Gal ir mama ko nors dar nupirks. Ir vėliau eisiu į darbuką, sulauksiu vyrą. Gal ant spės grįžti. Kol aš dar neišvažiuosiu iki 9:30 arba gal ir nebesusitiksim mes. Laiptą nukrito. Negalėjau nesustoti, kol saulė švietė dar nufilmuoti. Koks vaizdas. Laiptą kažkodėl nusvėrė. Čia prie atkart buvo palapinė. Kažkas miegoja. Gal turistą kokie? Ingrida susivėlė šiandien. Ir vakar, ir šiandien. Oi, koks vaizdėlis, kaip čia saulė švietė. Nuvažiuojam toliau. Čia dar geresnį vaizdėlį. Einu kavos aparačiuk pasiimti. Gersime kavytės. Jo vaglutė pasipuošė. Išprotėję. Jau kapėts. Kas čia mėgas. Šitas keliams turėtum būti. Žiūriu, kad kailiuką visokie mėdašime. Rudis spalva. Tu nebijai timbalimbas. Un tu jau sutraškins, o Riuks bijoja, tai plim. Nelipdau laiptas. O tas drakonas niek nebijai. Gasiai niek nebijai. Parvažiavo tėtis iš... A papurškė? Labas rytas, tėtis išvažiuoja. Nesikvėpink, kaip šiaurė. Nesikvėpink, kas nors įdėšo liptasnis. Aš laimingas. Kiek laimės, kad tėtis išvažiuoja. A tu dar neišvažiava? Dar. Man atrodo. Nu, siūsk man filmuks iš Lietuvos. Gerai pasilinksmė. Vari žiūrėk, suprantas ko. O čia vakar supratot, čia. Meikodas veizai stebėjai, kad aš taš pasinešiau, tu dasilaus. Lagaminus, suprantas. Supratome jau, Saulis. Šiaip netėm, mums neįdam išleisti. A išleisi mane. Nu, pabūstat prie manęs kaip nors. Kas nušvilpins tą lagaminą. Ei,